Gegužinę. Arūno Kybarto muzikinis vaizdelis, kaip harmonikos vyrai dūko Kalarių Gegužinėje su panelėmis iš Čikagos.
šneka, tuo greičiau nusišneka. O į harmoniką aš taip ir patekau. Sutiko mane Liutkevičius koridoriuje ir sako, ar negalėtų mūsų koncertuose kvailiuko būti. Sakau, nežinau, kaip seksis, harmonika prastai rėžia. Sako, tau nieko nereikės daryti, tik savim būti. Aš tai taip galvoju. Kuo žmogus ilgiau gyveni, tuo daugiau galvoji. O kuo daugiau galvoji, tuo daugiau šansų trumpiau gyventi. Taigi aš galvojau ir sugalvojau. Stiprus centras būtinas, tiesiog labai būtinas. Būtinas kaip bizūnas kalbės. O išminties sako, iš praeities reikia semtis. Taigi aš ir pasisėmiau išminties savo trečią rūšę galvą, nes pagalvojau, kokia mano galva trečio dydžio. Ir visai kitomis akimis į pasaulį žiūrėti pradėjau. Pasirodo, dalis slavų istorijų įrodinėja, kad mes baltai, tai tie patys slavai, tik neatmenamais laikais nuėję kristiems. Mūsų istorikai šypsosi, bet šypsotis nereikia. Štai jeigu dabar persikrikštintume, tai galėtume išsiaiškinti, kas lygus tarp lygių, o kas lygesni. Ne veltui kunigaikštis Algirdas 3 kartus prie Maskvos vartų aiškinosi, kas lygus, o kas lygesni. Ir išsiaiškino, Smolensko pulkai, kovodami su kryžiuočiais, koja kojon žygiavo su Vytauto kariuomenė. Visai kaip 16 divizija. Taigi, galvoju savo trečią rūšę galvą, stiprus centras būtinas, labai būtinas, tik jis turi būti ne Maskvoj, o Vilniui. Štai dabar suorganizavus savanorišką Rusijos įstojimą į Lietuvos kunigaikštystės sudėtį, jos pavyzdžių pasektų visos sąjunginės respublikos. Ir viskas atsidurtų savo vietoj. Stiprus centras Vilniuje, o sąjunginės respublikos kunigaikštystės sudėtyje. O prie stipraus Vilniaus centro, oho, kaip tos respublikos sustiprėtų. Stiprus centras rūpintųsi sąjunginėmis respublikomis, ypač teritorijomis. Aš taip galvoju, visoje valstybėje tikslingiausia būtų įvesti dvikalbystę. Pavyzdžiui, Maskvoje rusų ir lietuvių kalbos galėtų būti valstybinės. Ginkluotosiuose pajėgose būtų naudojama tik lietuvių kalba. O kaipgi kitaip kareiviai susišnekės. Pavyzdžiui, jeigu olimpinėse žaidynėse sunkiausią štangą pakeltų Ivanas Petrovičius, į viršų kiltų mūsų trispalvė ir visi giedotų Lietuvą, tėvynę mūsų. Visi turėtų būti laimingi lietuvių tautos sąjunginėje respublikoje, sutrumpintai LTSR. Vasario 16-ąją Raudonojoje aikštėje, mūsų aikštėse, mūsų kunigaikščių portretus neštų. Gyventume visi išsišiepę, vieni pas kitus į svečius važinėtume. O dujokaukė sakau, vis tik nusipirkite. O kaipgi kitaip galvas išmatuosime.